Per patį žydėjimą atvykę pas Gediminą Cijūnaitį, kuris gyvena netoli Vilniaus, iš tiesų pamatėme fantastišką koloninių obelų alėją. Nepaprasto aukščio, nepaprasto grožio, ypač žydėjimų metu. Tai pone Gediminai, kaip jums kilo tokia idėja, kodėl jūsų koloninės obelys tokios lieknos ir tokios aukštos? Tai turi labai didelę reikšmę, į kokią šaknų sistemą yra skiepyta. Ir va šitos kolonijos obelis, aišku, jos yra šiek tiek paformuotos, nes gali būti, kad leidžia šonės ūglius arba viršūnės būna 2-3, bet reikia kiekvieną pavasarį pagenėti. Ir jos dabar yra koloninės, dabar jos atrodo nuostabiai, kai žydi, bet jos dar gražiau atrodo, kada būna aplipusios vaisiais. Ir tie vaisiai nusispalvina raudonais, saulės pusėje tokie žandai būna raudoni ir dar tie obuoliai yra saldžiarūgšti ir skanūs ir rudeninė veislė. Kokios čia veislės yra? Šita alėja yra bolero. O ta kita? O ten kita, jau ten yra sumiksuota, ten yra naujesnės rūšis flamenko, menpolė, valsas ir dar makintošų yra vasarinė, rudeninė, žeminė veislė. Kokio aukščio tos lieknos koloninės obelys gali augti? Šiaip 2-2,5 metro, bet mes galime riboti augimą, jeigu ten užstoja vaizdą. Arba, pavyzdžiui, jas galima vienodinti, kad jos būtų vienodo aukščio. Čia šiaip gavosi stichiškai, kad kelios yra šiek tiek žemesnės. Kodėl? Ta, kuri mažiau auga, jinai daugiau dera. Ir nieko nepadarysi, ant šitų mažesnių visada obuolių bus daugiau ir didesnis derlius negu ant aukštesnių, nes jos yra augesnės. Taigi dabar jeigu kažkas iš mūsų žiūrovų norėtų tokių obelų įsigyti arba jau turi, kaip jūs jas patartumėt prižiūrėti, kaip genėti, kaip formuoti, kad iš tikrųjų pasiektų norimą rezultatą? Arba labai didelį derlių, arba aukštį nepaprastą? Šiaip iš tikro, kaip aš pastebėjau, daugelį koloninių obelų jos būna suformavusios 3, 4, 5 viršūnės. Tai iš tikro tai yra disproporcija, taip neturėtų būti. Jin turi būti vienas liemuo, vienas pagrindinis lyderis. Ir tos šoninės šakelės, jos ten vaisinės šakelės gali būti 5 cm. Ir būtinai reikalinga atrama. Dabar dar kol jos dar nėra tokios daug suaugusios, mažesnė atrama, bet šiaip galima kokį tašytą kuolą didesnį ar ten kokį bambuką storesnį, kad jos išlaikytų vienodumą ir būtų viena alėja. Dabar jos yra pasodintos čia beveik kas metrą. Iš tikro galima jas sodinti ir tankiau. Gali būti ir kaip gyvatvorė naudojama. Netgi galima būtų pamaišyti ten, kur yra raudonai lapai, raudoni žiedai, pavyzdžiui, 2+2 arba kas antrą. Taip, o ar reikėtų iš tikrųjų apkarpyti ar kažkaip genėti būtent išaugusius tuos ūglius? Ne, tai tie ūgliai būna atsitiktiniai pavasarį dėl to, kad, pavyzdžiui, kai kur būna viršūnė auga, jinai sprindį metus auga. Jeigu tas intensyvus augimas yra, augalo viršūnė nesumedėja. Jeigu būna šiauri žiema ir viršūnė pašala. Automatiškai augalas, šaknų sistema yra sveika, jisai duoda 3-4 viršūnės. Arba jeigu neduoda iš viršūnės, duoda kažkokį pažastinį ūglį. Jį reikia laiku nukirpti ir vėl jinai bus koloninė.